durneliam, kurie galvoja, kad tai yra juokinga, galiu pasakyti, tai galit net nekomentuoti, o šiaip tai gali išgelbėti jūsų žirgui gyvybę. Dabar patikrinu, nieko nėra, viskas gerai. Va, žirgelis tuštinasi. Matot, vakar buvo visai kitaip. Labai svarbu, kai žirgelis gimsta, kad jisai iškart pasituštintų. Vakar gimė žirgelis, kumeliukas, pasituštino ir labai svarbu stebėti, kad tuštinimo procesas vyktų visą laiką sklandžiai, nes link vakaro pas jį sukietėjo kakas ir jis nebeėjo. Žirgelis atsistodavo, iškeldavo uodegą, matėsi, kad bando kakuot ir iškart nuleidžia uodegą, jam nieko nepavykdavo. Ką mes darom tokiu atveju? Dedam pirštinę, sutepam ją vazelinu, arba jeigu jau nieko neturim, patepam truputėlį aliejaus, kišam pirštą į užpakalį ir pasižiūrim, ar nėra ten kamščio. Tik tai nestumėm šūdo, o pasižiūrim, jeigu yra kietų gumuliukų, tai tuos gumuliukus po truputėlį iškrapštam, tada imam, kišam klizmą ir klizmuojam. Jeigu mes to nepadarysim, kumeliukas gali nugaišti per, nežinau, per parą ar per kiek laiko. Esmė yra tokia, kad yra dar toks mikrolaks, irgi geras dalykas. Galima paimti, suleisti į subinę ir suskystint kaką. Bet prieš tai padarom klizmutę. Kai padarėm klizmą, jeigu žirgas vis tiek nesituština, kišam pirštą į užpakalį, truputėlį pramasažuojam ir traukiam pirštą po truputėlį atgal. Tada atsiranda stumimo refleksas. Žirgelis tada pradeda tuštintis, traukia staigiai pirštą lauk. Kaip staigiai? Ištraukia pirštą lauk, žirgelis tuštinasi. Klizmą dedam ne vieną kartą. Taigi, jeigu turit naujagimį kumeliuką, stebit, ar žirgelis tuštinasi. Jeigu nesituština, padedat. Nes kitų atveju užsikims žarnynas ir prasidės sepsis. Prasidės sepsis, nieko jau jam nebepagalbėsit. Tad mylėkit ir neskriauskit gyvūnų. Ir Petro irgi. Ko jūs apsikraunat? Neapsikraukit. Bičiuliai, gyvenkime draugiškai. Bet atėjo vasara, o saulė šviečia, taip gražu širdyje.